sako, Velykos pavasario šventė, ne? Pagal orą tai nepanašu. Na, bet nieko, būtų Velykų, tai kokie 15 cm sniego iškrenta, ne? Dar su praėjusiam šventėm visus kartą. O ką daryti tokią prastą lietingą dieną? Žinot, kaip nuotaiką prasiskaidrinti. Išsipilstyt aliumbą. Taigi bomšpakį dar turim savų. Jau ten viskas, kas galėjo surūgt, surūgo. Kas galėjo įsimarinuoti, įsimarinavo. Tai šiandien eisim išpilstyt. Turėtų būti gerai, mes jau testinom subrangėję, labai skanu. Kimbam į darbus. Pirmyn ar suoliai? Einam pilstyt. Nu, ruošiam buteliukus. Dedam cukriaus biškį. Nemelnu. Nu, gliukozės. Tiek saldumynas. O kibirė tai tokia buiza nepavaizdingai atrodanti. Bet užtat kaip skanu. Jau kaip ūsus merksim į putą, vajatau. Čia pas mus mechanizacijos tai labai mažai tam procese visam. O, bėga aliumbas. Šitą tiek atalų papildomai filtruojama per kauštuvį, nes labai daug tų mielių, nemielių, o tų apynių ant viršaus. Tai va, per kauštuvį, per asotį pilstom, reiktų tik nesugebėti yra neperpilt. Na, ar čia pirmas kartas per šonus bėga. O. Sunku ir filmuot, ir pilstyti. Žodžiu, padedam kamerą, einam dirbti. Na va, išpilstyta. Ir liko pati sudėtingiausia alaus gamybos dalis, va, etapas, pats sudėtingiausias. Nu, nežinau, bent jau man. Oi, laukt. O žinot, ko laukt? Kol jisai užsifermentuos ir bus gazuotas. Čia, kai sako Samoška, man baigės. Aš žinot, kas man baigės? Kontrybė. Man būna kontrybė baigęs, kol aš laukiu alaus. Nu, bet vis tiek savas tai skaniau negu pirktas, ne? Tai labuką dar kartą. Čia vakar išsipilstė malų, buvo didžiausias darbas, ne? Šiandien čia toks, labiau sakyčiau, lapkričio mėnesį oras panašus. Ne į sausį, tai yra nesausį. Kas čia dabar yra, palaukit, balandis, ne? Apsiniaukia, šalta. Reiks striukiais žieminiais, net vajatau. Bet žodžiu, vis tiek reikia, kai tokie orai, purkšt neina, trešti irgi nesvėjas belia koks, nors jau reikėtų kviečiam antrą kartą važiuoti su trašom, su sulfatu. Tai biškį važinėjau po laukus, dairausi, kas per situaciją, gal ką padaryti galima. Tai va, kai kur randu, tai žolės biškį pasileidė. Nors į tiek herbicidų važiuosiu, tai čia be problemų, bet kai ką, tai tas tai anas pasižiūrėti, kokie vaizdai. Tai čia dabar esam ankstyvų kviečių Mauricijo veislės lauke. Pernai žmonė labai patiko, kai aplink namus buvo šita veislė pasėta, bet kada sugalvojus galėjau nueiti Mauricijui pabūti. Neįskrist lėktuvais ilgai niekur, nueina ir guli savo Mauricijui. Tai va, tai reikės jau šitus kviečius irgi važiuoti su sulfatu jaučiu. Po to, kaip ir reikėjo anksčiau, bet jau dabar žiūriu, jau nereikės. Čia, kadangi dar pasėta po žirnių, tai azoto kaip ir turi ir pasikrūmėja tikrai labai neblogai. Čia bandžiau atsiklaupęs skaičiuoti 3, 4, 5, kai kur net stiebai. Va, radau, ką aš čia buvau išsikasinėjęs. Va, gražų šiaip augaliukai. Va, iš vieno kviečio, kur čia dabar tuoj rasim. Va. Čia išsikrūmėja į 3 ir šaknynas toks, sakyčiau, irgi labai neblogas. Jau šitoj ankstyvo veislė, jau mačiau pradeda, kiek pjauščiausi, tai mačiau, kad pradeda kilt pirmas bamblys, tas pseudo vadinamas.
Tai, kad jie nesugultų, jau neužilgo, kai tik atšils. Aišku, čia kai atšils, tai reikės į visus laukus su viskuo lėkti, purkšt, trešt ir daryti. Tai čia reikės važiuoti su reguliatorium. Aišku, ir mityba dar nedaryta. Niekas, nu bet kažkaip. Jau beje, šiandien gerą klausimą žmona davė. Kažkaip čia savaitgalį planuojam, ką čia veikti. Čia pas draugus reikės lėkti į svečius sutarę. Sako, nu ir paskui sakau, kad čia reikės, tai va, tai tą purkštaną, ar ne po kartą sakau važinėti. O tu sako, kodėl tu visko iškart nesudedi? Nu, purškiai vieną kartą ir viskas, ir ramu. Nu, blemba, sakau, jau būtų geras čia variantas. Ir herbicidus, ir fungicidus, ir viskas. Sumetė, ne, kartu ir viskas. Nu, tai bandžiau, vaidindamas protingą žmogų, paaiškinti, kad tam tikrų laikų, kai kas veikia, kai ko negalima maišyti, dar kažkas. Nu, turbūt suprato. Supratai brangiau, ar ne? Jeigu supratai, linktelk žiūrėdama. Tai va, o šiaip šalta, padauresnius orus lyg tai penktadienį, šeštadienį tik tai praneša. Tai bus matyt, kaip čia kas. O, beje, dar čia va laukelis kitas mūsų irgi kviečiai. Čia labai šitų lauko gera forma. Kada kai nebus vėjo, pasikelsiu droną, parodysiu aš jums, kas čia darosi su juo ir kas čia vyksta. 7 hektarai ir turbūt 20 kampų. Kosmosas. Žodžiu, šiandien nieko, aš čia jums įdomaus daugiau neparodysiu. Šalta, važiuojam namo, eisiu į garažą prie traktoriaus biškį krapštytis. Tai gal garaže parodysiu. Lėkim. Nu va, radom gedimą va per šitą veržlį. Upelis bėga va. Per čia. Va. Reikia paveržti, jau čia priėjimas, tai priėjimas. Neduok tu jį Dieve. Ne? Nu, bet kažką sugalvos. Šalia va ten paskirsyti, o kažką ras, nes čia upelis tep. Nors iš tikrųjų, tai ką žinau, iš New Hollando ir turi bėgti tepalas. Jeigu yra, tai kaip ir iš Belarusų. Jeigu bėga tepalas, gerai. Jeigu nebėga, jau tada turi susirūpinti ir eiti ieškoti, kur leidžia. Tai va. Šiaip gal ir gerai, kad bėga. Viskas tepasi, nerūdyja, ne? Ok, bandom veršti. Rastas gedimas. Va, gumas, va, koks matot, nu nematot, gal palaukit, čia tai padarysim. Va, visas čia baisus, tai va, radau kitą, pritaikiau, va, įdėta, taip kaip priklauso, gražiai, va, pasiverš, susispaus. Gerai, kai va, visokių gumukų, va, čia gumukų, dar čia ant lentynos yra pilna irgi tų gumukų. Šiaip tai galvoju, turbūt jaunas, kai buvau, tiek visokių gumukų nesu turėjęs ir išbandęs, kiek čia dabar yra ant stalo. Rimtai. Bet rimtas, geras baris, dabar tik susimačiau. Jau čia jaunimas šiais laikais netiek nėra visokių užbandę, ten ir tų skonių ir spalvų, kiek čia tų žiedukų gumukų pilna. Geras, viso, einam, sutveriam, susukam. O, bus gražiai, va, lygiai, va, matau, kaip čia super. O, įsidės. Ir bus gražu. Ir nebėgs tepalai. Ir nebus bielkis. Bus naujas amerikoniškas New Hollandas. Einam tvert. Žodžiu, žiūrėkit, jau panašu, kad sutvarkėm, ten sausa. Tuoj, parodo, va, ir jum. Va, čia, prie tos veržlės, va, čia. Sausa, tepaliuko nėra, viskas liuks. Ir tik tiek, kad pagalvoju, per tas gumas, vien būna nuostoliai, minusai, ne? Guma plyšta, va, tepalas išbėga. Guma plyšta, baigėsi jaunystės linksmybės visos per anksti. Dar būna guma plyšta. Kur tu pabėgai? Dar būna, kad guma plyšta. Ir tada jau ir praranda žmonės gyvybę kartais kely, jeigu va, padangas sprogsta. Tai šiaip jau, reikia prisižiūrėti savo gumas ir visiems bus geriau. Reikia susitverti. Pradeda lynot vėl ir dar reikia oro nusileis nuo ratų. Čia kai ariauda sipučiau aš į juos, kad kietesni būtų tie ratai, daug jau kieti rupūžia. Bet jau dabar, kai reikia purkštą jau per kietą, labai krato. Tai einam nusileisim oro, susitveriam čia viską.
Ir panašu, kad vėl ateina lietaus jėga. Vakar išpilstėm alų, o šiandien verdam naują. Velnio ratas, taip. Žodžiu, parodysiu tuo aš jums savo puodą. Čia apie jį, kur svajojau, kai sakiau, kelis metus. Einu greitai, padarau kelis nustatymus, tegul vandenukas šyla ir viską papasakosiu. Tai va, čia yra mano Bulmonkas. 32 litrai, 30 kažkas tokio talpa. 3-4 gal. Nu, bet realiai 24 litrų normą vieną kartą išsiverdė, viskas čia liuks su juo. Tai salyklas jau paruoštas. Eisiu atsinešti neužilgo iš šaldytuvo mieles, apynius. Ir po biškį galėsiu parodyti aš čia visą savo gamybos procesą kūrybos. Bet šiaip tai su šitų puodų žiauriai palengvėjo ir pagreitėjo pats procesas visas virimo. Prieš tai paprastai būdavo puodė ant viryklės. Sunkiau temperatūrą reguliuoti, sunkiau palaikyti ją, o čia ekrane viską nustatai. Receptą netgi gali įsivesti, kiek tau laiko pavirtų vienus apynius, įdėti po to kitus, kiek pavirtų. Bet dar čia tiek man tikrai nereikia, aš nusistatėjau temperatūras ir man jisai sušildo, pašildo. Yra maišymas, per čia eina, va, per šoną, va, ir bėga į čia, va, gražiai, žiūrėkit, va. Ir bėga, ir šildosi vandenukas. Tai va, čia labai smagus procesas. Labai, jau kaip man patinka virt alų, o dar labiau patinka jį gert. O žinot, kam dar patinka alų virt? Mano žmonai. Vandenukas baigia įšilt, salyklo ekstraktas paruoštas. Va, čia viskas burbaliuoja, maišysis tuo. Aš realiai dirbu, sakau, naudoju salyklo ekstraktą vien dėl to, kad laikas tauposi. Verdant normalų salyklą reikia kokių, plus 1,5–2 valandų vien kol salyklas išverda. Gal galima, aišku, ten su salyklu tikru daugiau receptų visokių pasibandyti, pasidaryti, bet yra ir tų ekstraktų įvairių skonių, tamsių, šviesių, pale ale, kvietinių, kokių tik tai nori. Tai dedu salyklo ekstraktą ir realiai vargu per daug nematau, tauposi laikas. O nesu jau aš čia toks alaus specialistas gurmanas, taip, aš jau mėgstu, daug išgeriu. Bet nesu specialistas gurmanas, kad čia labai jau kažką pajaučiau. Gal kažkada ir su tuo salyklu, tikru salyklu gal bandysiu daryti, bet pakol kas, tai viskas gerai. Tuoj su pypsiais, žiūrėkit ekranas. Va, tuoj pip bus. Va, pip, viskas, ženklas, kad reikia įpilt ir maišyti ir tirpinti salyklą. Oi, čia įkaito, kaip gerai, viskas, atėjo laikas tirpinti salyklą, va. Procedūra paprasta, va, verti, o žiūrėkit, pradeda va taip bėgti toks, lėtai ir maišom. Pats siurblys šiaip šitam puodė padeda iš tikro tirpinti ir labai neblogai padeda. Ir viskas. Pilam, maišom. Tuoj pasikeis spalva, pasikeis kvapas. Ir po to, kai ištirpinsim salyklą, dar dapilsiu tiek, kiek trūksta vandens, iki 24 litrų ir visą vandenį reikia užvirinti. Kai užvirs, ateis laikas dėti apynius. Sudėsim apynius, tada vėl galėsiu papasakoti, kaip daryti, ką daryti ir kiek daryti. Nu ką, atsidengiam. Viskas čia karšta, tai atsargiai. Atsargiai, visur karšta. Tai, pasidedam dangtį. Dėdam apynius. Pamirkinam, jie čia tuo išbrinks visai, kad nepasimestų puodas. Ne puodas, tam marliai. Užsirišam ją prie rankenos, nors net nebūtina rišt, apsukam kelis kartus ir viskas. Taip, čia viskas savo marinuosis. Uždedam dangtį atgal. Atsidengtų čia. O.
Uždedam dangtį atgal. Nustatom mažesnį galingumą. Ir dabar viskas turės pavirt 45 minutės. Čia sudėjom apynius pavadinimu citra. Čia citros apynius. Mes abudu juos labai mėgstam. Labai mums jie patinka, labai skanūs. Galima dar biškį pasimažinti galingumą šitai. Viskas. Tai va, mums tie apyniai labai patinka, jie labai yra skanūs, superiniai. Labiausiai tai apyniai patinka va šitam žmogui šitie. Tai va, pavirs tie apyniai. Sudėsim dar vieną rūšį, pasakysiu vėliau. Ir reikės aušinti. Baigia virt viskas. Liko paskutiniais minutės. Tai kaip ir sakiau, pradžioje idėja buvom apynius pavadinimu citra. Dabar dėjom dar neišbandytus mūsų, bet bent jau pagal kvapą afigienė atrodo turėtų būti nektaron. Ir va čia mano aušinimo įrenginys, radiatorius sujungtas su kranu, šaltas vanduo bėgs. Va, ir paruoštas viedras rauginimui. Tai realiai nuo to bomžpakio, kai rodėm, skirtumas va tas, tik tai, kad su šitu puodu išverdis, suverdi, pamaišai, pabūna su apyniai su viskuo. Nu, laiko šiek tiek daugiau. Gal daugiau darbo savo gaunasi įdėti, nors toks tas darbas. Mygtukus paspaudė ir viskas, ir eini savo sėdėti gali alų gert, kol verdas tavo alus. Tai va, dabar aušinsim tuoj, o po kelių sekundžių matau jau įsijungs. Tada ataušinam iki 23-4 laipsnių ir pilam į kibirą. Perpėlę į kibirą vėl supilsim mieles ir vėl lygiai ta pati procedūra, savaitėje laukimų. Einam vėsint, jau liko tik 50. Reikia atvėsinti apie 22-24 laipsnių. Tai šitas radiatorius, oi kaip man padeda paspartinti visą tą darbą. Atsimenu pirmą kartą, kai aušinau, vėsinau alų, pas tėvus dar tada viriau. Tai visą puodą į kažkokią balyją dėjau, nešiausi į dušą, pyliau vandenį į tą balyją, maišiau, aš ten, ojezau. Kokią valandą laiko vėsinau. O realiai čia procesas šitas turi būti, kad kuo greičiau atvėsini, kuo greičiau ataušini alų, tai jis tada, nežinau, kodėl taip turi būti, nesu toks specas. Bet kai išsiaiškinsiu, jums parašysiu, kodėl taip reikia padaryti, gerai? Pasakysiu, perduosiu. Gerai, jau matau greitai vėsta. Galima bus tuoj perpilt į kibiriuką, va šitą. Biedrą, va, laukia, jau visai paruošta. Supilsim mieles. Mielių irgi beje dar tokių nesam naudoję. Pabandysim. Aš čia viso recepto tai jums tikrai neišduosiu. Paskui mane aludariai, naminiai aludariai, paskui papjaus mane. Pagaus vidury laukų, kai aš čia gyvenu. Vakarai dar tamsus, tai pagausi, nudops mane, žinokit, tai aš norėčiau dar gyventi. Tai va, gerai, aušinam. Pilsim į viedrą, pilsim mieles į viedrą ir paliksim marinuotis. Nu va. Pilam aliumbą. Dar papildomai prakošėm, nes tokių nuosėdų nuo apynių nemažai. Nors ir kauštuvį virėm. Duršliaukę, ne, kauštuvį labiau. Bet dar prakošėm biškį. A, kokia graži puta bėga, pažiūrėkit. Yummy. Bet jau šitas skanus turėtų būti. Norit kas alaus paragau? Parašykit komentarę. Darysim alaus festą tada. Čia prieš darbymetį šito nei nespėjau kabinaus išsivalyti amerikonų. Reik dabar biškį prasimėšti. Čia kara, čia baisu. Dar laukia stovėjo, prilėjau į kaminą. Užsikūrė. Pažiūrėkit, koks vaizdas. Tamsiai, tik grinai langai. Žodžiu, reikia biškį prasivalyti, prasipūs dulkes, kilimus išsipurtyti,
nesirpsiu, aš čia tingiu. Vis tiek prisineša, varysiu tuoj salietrą, sulfatą barstyti. Pagal prognozę, tai rytoj oras ramėja, mažėja vėjas, drėgmės dar kol yra. Ir į priekį vėl nieko nerodo, tai viskas, kabinuosi barstyklę. Ir rytoj jaučiu į trasą su trašom. Einam valyti. Nu ką, ofisas išvalytas, atsimenat? Vyresni, mano amžiaus žmonės. Seniau būdavo per MTV, per kokį kanalą laida. Ten Pimp My Ride, Welcome to my crib, kažkas tok. Tai dabar Welcome to my office. O, senas, bet va, su kilimais, pravalytos dulkės, per langus jau viskas matosi, švariai, kiaurai. Tik tai kapotas liko juodas, bet jau tiek to. Tai va, šiaip tai dažnai prasivalom dulkes, tiek aš, tiek brolius. Susitiesę visoje technikoje esam kilimus, dirbam, sėdim kabinose basi. Čia kažkas klausė, sako, kojinės smirda. Reikia kojinės keisti, nesmirdės tada. Bet šiaip, kad ir seni laužai, prisižiūrėt bandom, tvarkomis. Man būna net širdis suskausta, nusiperka naują traktorių. Nu ką, žinau, pradirba 100-105 valandų, įlipi į jį. Nu tai tiek, kad nesuplyšęs įdynės ir vairas nenutrintas, bet aš, nu kai tvarte kabinoj, nu, šitokius pinigus moki, taip, sutinku, čia yra darbo priemonė, bet tu toj priemonėje praleidi per dieną, nu būna ar 12, ar 14, ar daugiau valandų ir tarsi primėšt šitai, prišikt, va, jazo, va irgi, va, savo salotos, va, pučia kilimukus brolius, irgi basą sėdi. Nors fūroje, tai jau čia visi fūristai rimti basi sėdi. Jeigu būna kažkada įlipu su kokiais batais, akroksais nenusevęs, pizdako išrašo, paskui einu kilimus valau purto. Tai vis tiek ten iš viso kambarys būna. A ne? Va, švaru bus gerai, gražu. O, žiūrėkime. Tas, kur nieks nesėdi, keliai pusė. Nu, dar čia prieš vakarienę, prieš vakarą, ne prieš vakarienę, atlėkiau pasižiūrėti, ar šernai nekapsto. Čia nuo to mažas, bet vis tiek miškelis išlenda. Šiaip pėdų aš jų randu. Lyg tai šernau pėdai, labai aš čia toks, va. Čia va. Gal šernų, nu tarkim šernų. Bet nėr čia jie iškapstė, pakol kas nieko, super viskas. Nu, kokia šiukšlė radom. Va, kažkas. Žodžiu, gal mano žirniai, tikėkimės, šiemet šernam neskanūs bus. Tai irgi bus super labai. Kiek jau čia dabar? Sėta ketvirtadienį. Jo, sėta ketvirtadienį, šiandien trečiadienis. Tai jau turėtų būti jie išbrinkę, tie žirniai. Gal rasim kokį pakapstyti reikia. Neįsidėjau kastuvėlių, tai ranka turiu kapstyti. Atgoželis, karač. Va. Va, jau va, daigas baigė išlyst tuo jau čia. Jau, o. Išbrinkęs jau minkštas, bet dar nesprogst. Tuo išsprogs. Žodžiu, viskas vyksta pagal planą. Rytoj dar nežinau, ką veiksiu. Ai, sakiau, varysiu sulfatą kviečiam bert. Tai va, rytoj susitiksim trešimuose ir turbūt šiam kartui tiek.